Pasaulio pasakos. Nauji karaliaus drabužiai. Seniai, labai seniai už 9 jūrų, už 9 marių gyveno karalius. Jis taip mėgo puoštis, kad drabužiams išleisdavo visus pinigus. Mat mados keičiasi ir valdovui nuolat reikėjo naujų apdarų, puikesnių už ankstesnius. Jis turėjo tam tikras drapanas kiekvienai valandai, kiekvienai progai, kiekvienoms iškilmėms. Baisybės spintų lūžo nuo įmantriausių kostiumų. Nerūpėjo jam nei valdiniai, nei kariuomenė, nei menai, nei valstybės reikalai. Paklausti, ką veikia karalius, rūmininkai visada atsakydavo: negi nežinai, matuojasi naujus drabužius. Savaime suprantama, kad tokio karaliaus sostinėje gyveno daugybė pirklių ir siuvėjų, netrūko ir kurpių bei kurpininkų. Be paliovos buvo ieškoma naujų spalvų, raštų, medžiagų, kuriami nauji drabužių fasonai, kurie galėtų sudominti karalių. Į miestą iš viso pasaulio kasdien atvažiuodavo aibė svetimšalių su pilnomis audeklų skryniomis. Kartą į sostinę atvyko 2 apgavikai, apsimetę audėjais, ir ėmė rėkti turgaus aikštėje: klausykite, klausykite, klausykite gerieji žmonės ir turtingieji pirkliai. Aš ir mano brolis esame audėjai. Mes ką tik grįžome iš Beludžistano, kur išmokome austi nuostabiausią visų laikų audeklą. Jo akinamos spalvos mirga kaip deimantais apibertos, jos stulbinamas lengvumas kaip pūko. Bet įdėmiai klausykite, gerieji žmonės, šis audeklas turi vieną nepaprastą savybę. Jis patiks tik protingiems žmonėms, nes kvailiai jo nemato. Žinia apie neįtikėtiną 2 brolių audeklą kaip mat pasklido po karalystę ir netrukus pasiekė karaliaus ausis. Tučtuojau atvesti siuvėjus pas mane, įsakė karalius. Noriu pasisiūdinti iš tokio audeklo gražiausius drabužius. Jais apsitaisęs būsiu ne tik elegantiškiausias karalius pasaulyje, bet ir iš pirmo žvilgsnio atskirsiu protingus valdinius nuo kvailių. Abu apsimetėliai audėjai buvo tučtuojau pristatyti į sosto menę. Jie žemai nusilenkė karaliui ir pradėjo girti nesuskaičiuojamus stebuklingojo audeklo, kuris žinoma buvo beprotiškai brangus, pranašumus. Man reikės keleto drabužių pasiūtų iš šio audeklo, įsakė karalius. Abu audėjai buvo įkurdinti rūmuose ir karalius davė kiekvienam po maišą aukso. Bet tiek neužteko. Tariami audėjai pareikalavo pinigų spalvotiems šilkiniams siūlams, auksiniams siūlams, sidabriniams siūlams ir nežinomas paskirties mechanizmams, kurių niekas iki šiol nebuvo matęs. 2 sukčiai ėmėsi darbo. Jie dieną naktį nesitraukė nuo savo keistojo įtaiso, šaudyklė tarškėjo, muštuvai trinksėjo, bet iš tikrųjų nepaprastos staklės buvo tuščios. Apgavikai tik apsimetė, kad dirba, ir be poliovos reikalavo aukso bei sidabro, gabenamo į jų menę skryniomis. Bėgo laikas ir karalius nebesitvėrė smalsumu. Įdomu, ar daug jie išaudė, mąstė karalius. Bet stebuklinga audeklo galia man kelia nerimą. O jei aš pats nematysiu medžiagos? Ir vis dėlto noriu žinoti, kaip jiems sekasi. Ką daryti? Jis svarstė, kol atėjo ministras ir nutraukė apmąstymus. Pirmasis ministrė, nudžiugo karalius, kaip gerai, kad atėjote. Žinau, koks jūs protingas, todėl siunčiu įvertinti 2 audėjų darbo.
Pirmasis ministras, drebėdamas, nuėjo pas apgavikus. Įžengė į salę, kur jie bildėjo, ir išvydo abu meistrus, palinkusius prie neregėtų mašinų. Bet prisiartinęs apstulbo, nes staklėse nebuvo nei siūlų, nei audeklo. Apgavikai tučtuojau prišoko prie ministro ir ėmė klausinėti: Jūsų šviesybė, prieikite arčiau, pažiūrėkit, koks plonytis audeklas. Pasakykit, ar patinka jums medžiagos spalva ir raštai. Pačiupinėkit kelnių medžiagą, matot, kokia lengvutė. Tiesa, kaip matote, švarkui audeklas dar nebaigtas. Ministras žiūrėjo išpūtęs akis, bet nieko nematė. Nei audeklo, nei kelnių, nei švarko. Išsigando, kad meistrai nesuprastų, jog jis kvailys, ir ėmė išsijuosęs girti jų darbą. O, neapsakomai gražu, karalius bus sužavėtas. Tučtuojau jam papasakosiu, ką mačiau. Ministras išskubėjo iš audėjų menės ir nusiminęs atsišliejo į sieną. Dieve tu mieliausias, galvojo jis, negi aš pirmasis ministras esu paskutinis kvailys? 20 metų valdžiau šią karalystę, kol karalius pustėsi, bet esu niekam tikęs ministras, nes nematau audeklo? Nereikia to sakyti karaliui, nes jis mane atleis iš vietos. Ministras, drebindamas kinkas, nusliūkino pas karalių ir ėmė girti audeklo grožį. Karalius nusiramino, išgirdęs tokią palankę ministro nuomonę. O sukčiai nepražiopsojo progos pareikalauti dar daugiau pinigų šilkiniams ir auksiniams siūlams. Pinigus jie susidėjo į kišenes ir toliau piškėjo tuščiomis staklėmis. Bėgo laikas, karalius vėl pradėjo nekantrauti, bet tai būgštavo nepamatyti audeklo, kad įveikė smalsumą. Pagaliau jis pasiuntė patarėją paklausti, kada darbas bus baigtas. Patarėjui atsitiko tas pats, kas ir ministrui. Žmogelis išpūtęs akis žiūrėjo į stakles, bet nieko nematė, nes nieko ir nebuvo. Argi ne puikios spalvos, argi neįmantrus raštai, klausinėjo apgavikai, rodydami audeklą, kurio nebuvo. O jūs ką pasakytumėt apie mūsų audeklą, prikibo vienas meistrų? Jis man žadą užkando nuo tokio grožio, atsakė patarėjas, miltus kelnėse sijodamas iš baimės, kad tik audėjai nesuprastų, jog jis nemato medžiagos. Iškart einu pas imperatorių papasakoti, koks jis puikus. Patarėjas išlėkė iš audėjų menės, atsirėmė į sieną ir susimastė. Negi aš kvailesnis už tą paikšį ministrą, mąstė jis. Juk jis matė audeklą. Koks siaubas, karalius mane atleis iš vietos. Ir jis ėmė liaupsinti neapsakomą drabužio, kurio nematė dailumą, spalvų įvairumą ir raštų margumą. Galop ir pats karalius ryžosi apžiūrėti audeklą, dar neišimtą iš staklių. Jis nužingsniavo pas audėjus su visais rūmininkais, ministru ir patarėju, bet menėje priblokštas pasitrynė akis. Pasakykite, ministre, prabilo karalius, taip jūsų didenybė, iš tikrųjų akinamo grožio, net akis žilpina, sutartėjo ministras. Pasakykit, patarėjau, tęsė karalius, taip jūsų didenybė, nuo tokių vairių spalvų akis raipsta, atsiliepė patarėjas. Karalius nieko nematė, kaip ir visi kiti. Todėl sutriko ir išsigando. Negi aš, karalius, vienintelis nematau audeklo? Vadinasi, esu didžiausias kvailys visoje karalystėje. Kaip baisu, bet niekas neturi to žinoti. Stebuklingai gražus audeklas, balsu pasakė jis, man patinka jūsų darbas.
Tokiai puikiai medžiagai nereikia pagirų, jūs būsite apdovanoti ordinais, o šį kostiumą apsivilksiu per artimiausią didelę iškilmę. Skubiai baikite darbą ir žiūrėkite, kad kostiumas dailiai gulėtų. Ir nusiminęs, karalius išdidžiai išėjo. Kitą dieną abu sukčiai nuėjo pas karalių, rankose nieko nesineždami. Karalius apkiautę žiūrėjo, kaip jie ore kažką plėtoja ir sklaido. Jūsų didenybė, atsargiai maukitės kelnes, jos plonos kaip voratinklis, dabar švarka, kai apsivelki, atrodo, kad kūnas nepridengtas, suokia tariami audėjai. Taip, medžiaga labai lengva, pritarė karalius. Iškart matyti, kad jūsų didenybė išmano reikalą, atsiliepė sukčiai. Pažiūrėkite į veidrodį, jūsų didenybė, kaip jums tinka šie drabužiai. Vargšas karalius veidrodyje matė tik storą nebejauną vyrą vienais apatiniais, bet prisivertė pasakyti, kad labai patenkintas audėjų darbu ir kad jis atrodo taip elegantiškai, jog Kinijos imperatorius pagelstų iš pavydo. Karalius dar kartą apsisuko prieš veidrodį, apsimesdamas, kad apžiūrinėja naujuosius drabužius, atsiduso ir tarė: Aš pasirengęs. Ir išdidžiai nulipo rūmų laiptais. Gatvėje visi valdiniai garsiai stebėjosi. Ak, kokie įstabiai gražūs naujieji karaliaus drabužiai! Mat niekas nenorėjo prisipažinti, jog nieko nemato, taigi yra kvailys. Dar niekada karaliaus drabužiai žmonėms nebuvo taip patikę. Žiūrėkite, karalius nuogas! Staiga pasigirdo mažo vaiko balselis iš minios. Vaikas sako tiesą, ėmė šnibždėti žmonės. Karalius be drabužių, jis nuogas, 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 karalius nuogas, galop sušuko visi. Karalius išblyško ir krūptelėjo. Jis ką tik suprato, kad tariami audėjai jį apgavo, bet buvo karalius ir negalėjo pabėgti iš procesijos. Todėl užrietęs nosį, didingai žingsniavo toliau, lyg niekur nieko, bet žingsniavo labai sparčiai. Nuo tos dienos karalius liovėsi domėtis drabužiais. Jam parūpo valdiniai, kariuomenė, menai ir valstybės reikalai. Pabaiga.